Saldaus miegelio meditacija vaikams. Įsitaisyk patogiai. Dar šiek tiek patogiau. Na ir dar labiau patogiau, taip, kad jau būtų maksimaliai patogu. Jaus, kaip tavo kūnas sušyla, atsipalaiduoja, akytės užsimerkia, galvytė padėta ant minkštos pagalvės ir tu jau pasiruošęs klausytis šios meditacijos prieš miegą. Įkvėpk šiek tiek giliau ir iškvėpk. Dar kartelį įkvėpk šiek tiek giliau ir iškvėpk. Na ir trečią kartą įkvėpk šiek tiek giliau ir su tokiu labai skaniu atodūsiu iškvėpk. Viskas. Tavo darbas jau padarytas, dabar belieka tik klausytis. Tavo kūnas yra atsipalaidavęs, tačiau po juo pajaus, kad yra nebe lova, o minkštas debesėlis. Ir šitas debesėlis lengvai siūbuoja. Švelniai, vos jaučiamai. Ir po truputį jis pradeda tave nešti į vis gilesnį nusiraminimą ir atsipalaidavimą. Tavo galvoje nebelieka jokių minčių, vien tik ramybė, palaimos jausmas ir vidinis džiaugsmas. Leidi debesėliui tave vis švelniau liuliuoti ir po truputį kilti. O kylate jūs ten, kur labai gražus ir šiltas, lengvas dangus. Tu tarsi pradedi matyti visą žemę iš dangaus. Pradedi matyti tarsi žemė visa užmiega. Matai, kaip ramiai medžiuose ar krūmuose užmiega paukšteliai. Matai, kaip užmiega gyvūnėliai, augalai. Matai, kaip po truputį užmiega ir žmonės. Ir visur įsivyrauja tokia ramybė, tokia palaima. Žmonės jaučiasi tokie lengvi,
tokie atsipalaidavę. Ir tu šypsaisi. Šypsaisi savo vidinę šypseną, nes tu lygiai taip pat dabar jauti atsipalaidavimą ir ramybę. Ir štai prieš tave pasirodo debesėlis. Kitokios spalvos, kitokios formos. Ir jis prisistato, kad yra sapnų debesėlis. Ir matai, kaip jis pavirsta tarsi į aukso dulkes ir apgaubia tave tokiu švelnumu ir lengvumu, tarsi mamos apkabinimu. Ir tu jautiesi tarsi prisiglaudęs prie mamos ar kito tau brangaus žmogaus. Ir tau taip jauku, taip gera. Tavo širdelėje girdisi vienas žodis: ačiū, 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 ačiū. Ir tavo debesėlis, ant kurio tu guli po truputį vėlinguodamas, pradeda leistis į tavo lovytę, į tavo kambarį. Ir tu parsineši aukso dulkes iš sapnų debesėlio ir žinai, kad jos visą naktį tave saugos, globos ir bus su tavimi kartu iki tol, kol tu pramerksi ryte kelias o dabar labos nakties.